Labas, čia vėl aš, mokytojas Andrius, kuris pakalbės apie geometriją, o ne apie atostogas, o ne dar daugiau matematikos. Ir šiandien pakalbėsime apie rombą. Rombas yra įdomi figūra. Matote, jis klausia net parašyta, iš tikrųjų tai yra lygiagretainis ir mes pakalbėsime, ką aš noriu tuo pasakyti. Taigi, rombas yra ypatingas tuo, kad jo visos kraštinės yra lygios. Va, čionais yra lygu, čionais yra lygu, čionais yra lygu ir čionais yra lygu. Nuostabu. Kokia dar figūra turi tokią savybę? Palauk, jūs teisus. Paprastas stačiakavių kvadratas. Kvadratas, jo visos kraštinės yra lygios. Ir klausimas, ar rombas yra kvadratas? Nebūtinai, bet kvadratas yra rombas. Visi kvadratai yra rombai. Ir mes gausime rombą. Jis ten turi būti pasuktas tokia puse, bet noriu pasakyti, kad kvadratas ir yra rombas irgi. Kvadratas turi daug vardų, bet apie tai pakalbėsim dar kitam video apie keturkampių giminės medį. Taigi, rombas, kuris iš tikrųjų yra lygiagretainis ir gali būti kvadratas, tai yra figūra, kurios visos kraštinės yra lygios. Ką dar galim sužinoti? Kaip ir kiti lygiagretainiai, priešingos kraštinės yra vienodo dydžio. Reiškia, A kraštinė ir C kraštinė bus vienodo dydžio. Ir B ir D bus irgi vienodo ilgio, dydžio, kraštinės. Tai va, puiku. Visos kraštinės yra lygios, visi kampai priešingi yra lygus. Nuostabu. Noriu dabar pereiti, kadangi viskas yra labai aišku ir lengva, jeigu neaišku, būtinai klauskite į video, rašykite į komentarus klausimus. Taigi, ir kitas dalykas, kurį noriu pakalbėti, vėl nuspiešiu, kaip čia pavadinsim kūrybiškai ir įdomiai šitą rombą ABCD. Gerai, čia bus mūsų kūrybinis pavadinimas. Taigi, strižainės, kaip yra aišku, strižainės, priešingas kraštinės sujungia, viskas yra ok su tuo, viskas yra gerai su tuo. Ir rombe, šitos kraštinės, kampai, tai strižainės susikerta, strižainės iš kampų susikerta stačiu kampu. Na, tai reiškia, visi kampai bus status, nes čia kryžminiai ir kritiniai kampai, bet suturs stačiu kampu, kaip ir beje kvadrate, kuris yra rombas iš tikro. Irgi status kampas bus, nors nupiešta labai gražiai. Tai va, puiku. Vienas iš dalykų yra, kad kerta stačiai viena kitą. Nuostabu. Kitas yra įdomus dalykas, kad visus kampus dalyja pusiau. Reiškia, šitie du kampai bus vienodo dydžio. Tarkime, jeigu čia iš viso buvo 80 laipsnių, ar ne? Tai čia mes turėsime 40 ir 40 laipsnių. Ir kitoj pusėje tas pats būtų 40 ir 40 laipsnių. Jeigu čia būtų iš viso tada 100, taip, laipsnių, nes tada kitas kampas, tai čia būtų tada 50 ir 50. Na va, reiškia, visada dalins kampus pusiau. Ir kitas svarbus dalykas, kurį pamatome, yra, galbūt net nepamatome, tai yra pačios strižainės, jos viena kitą dalyja pusiau. Reiškia, šita, čia buvo, rašysim O, o čionais, taip, taigi, BO būtų lygi DO. Reiškia, šita dalis yra lygi šitai daliai, nes kitai strižainė dalina pusiau. Lygiai taip pat, kai mes turime čionais kraštinės, jos irgi bus lygios. Taigi, AO bus lygi OC. Aš taip parašysiu geriau. Tai va, čia irgi bus iki vidurio ir už vidurio bus lygios. Nuostabu. Ir pamatysite įdomų dalyką, kad iš esmės rombas yra 4 vienodi trikampiai, nes rombo dar visos kraštinės yra lygios, ar ne? Čia yra lygu, čia yra lygu, čia yra lygu ir visi kampai lygos, mes turim 4 visiškai vienodus trikampius. 1, 2, 3 ir 4 vienodi trikampiai, lygus trikampiai.
Nuostabu. Ir mes iš to galim pereiti prie ploto, prie šio rombo ploto. Ir ką apie plotą galim pasakyti? Na, pirmas būdas gali tiesiog, jeigu aš rasiu šitą vieno trikampio plotą, nuostabu, ir tai padauginti iš 4. Esat visiškai teisūs. Galite rasti vieno trikampio plotą ir padauginti iš 4. Bus fantastika. Tikrai labai puikiai išeis. Kitas būdas, kurį noriu atkreipti dėmesį, tai mes galime įsivaizduoti, matot, galim priimti, kad čionais yra trikampis, beje, šitie trikampiai irgi bus lygus, na ir šitie trikampiai bus lygus, na nes iš 2 vienodų trikampių sudaryti. Taigi, jeigu mes įsivaizduosime, kad čionais yra trikampis, nuostabu, tai trikampio plotas, tai mes matom, kad jis yra tiesiog pusė šito stačiakampio, ar ne? Nuostabu. Kitas dalykas yra, jeigu mes turėsime čionais trikampį, aš nupiešiu kitą spalvą, puiku, tai jis yra šito stačiakampio pusė. Ir mes matome įdomų dalyką, kad iš esmės rombas tai yra pusė stačiakampio, kurio stačiakampio kraštinės būtų lygios, pagrindas lygus įstrižainiai, o kita kraštinė yra lygi kitai strižainiai. Tai yra pusė stačiakampio. Taigi, ką mes padarysime? Mes tiesiog paimsime rombo įstrižainės. Taigi, plotas yra lygus AC, įstrižainė AC, kart BD, įstrižainė BD, ir viską mes padaliname iš 2 ir gausime mūsų plotą. Arba galite rasti vieno trikampio plotą ir padauginti iš 4. Fantastika. Nuostabu. Ir dar vienas būdas yra skaičiuoti rombo plotą. Rombas turi daug ploto būdų skaičiavimų ir jis yra susijęs su šituo nuostabiu paveikslėliu ir mes prisiminkime mažom raidėm, čia tokia varne, reikėjo tokia žvaigždutę nupiešti, kad tai iš tikrųjų yra lygiagretainės. Ir mes galime naudoti lygiagretainio ploto formulę. Jeigu mes turime tik tai vienos kraštinės ilgį, tai, pavyzdžiui, bet kurios, pavyzdžiui, čionais yra, nežinau, 6, 6, 6, 6, ar ne, vienos, aukštinė yra 5,5. Tai mes galim labai lengvai tiesiog padauginti, plotas būtų 6 kart 5,5. Pagrindas kart aukštinė, ar ne? Taigi, galime ir taip skaičiuoti. Taigi, jeigu turime kraštinę ir aukštinę, skaičiuojame šitaip plotą. Jeigu turime įstrižaines, tai mes įstrižaines sudauginam ir padaliname iš 2. Tai tiek. Tai ačiū labai už šitą video peržiūrą. Ir apie keturkampius turiu dar kelis video, kuriuos šiandien irgi keliu aplinkui. Ir taip pat įkelsiu artimų laiku rombo uždavinių sprendimo video. Tai ačiū už šią peržiūrą ir sėkmės, gero likusio jums gyvenimo. Gero likusio gyvenimo ir iki.